reikalinga sudėtinga numeracija. Tokios pavyzdį matom va šičia, kai yra įvairūs lygmenys. Čia pirmas lygmuo, čia antras lygmuo, 1, 1, 1, 2, čia trečias lygmuo, gali būti ketvirtas, penktas, šeštas, net iki 9 lygmenų galima tą padaryti. Kaip tai padaroma? Paprasčiausiai reikėtų pasirinkti iš šito, reiškia sudėtingos numeracijos, ir pasirinkim, dažniausiai šitokią pasirinkam numeraciją, ir tiesiog čia trečią dabar rašo, reikėtų pradėti mums galbūt negerai, čia reikėtų pradėti nuo pirmo, sakykim, mums, ir rašom kažką, tegul būna dar kažkoks tekstas, kurį paskui pakopijuoti galima. Pasižymėm jį, Ctrl+C kopijuojam, toliau Ctrl+V įklijuojam, ir matom, kaip standartinis, elgiasi kaip standartinė numeracija. Enter, ir vėl tas pats, dviejetukas, ir taip galim važiuoti ir toliau, ir jokio liktai ir nėra tos sudėtingos numeracijos. Norint gauti tą numeraciją, reikėtų pastraipą pastumti nuo kairės pusės, o stumti galima su tais 2 mygtukais į vieną pusę arba į kitą. Trečią, jeigu aš pastumsiu per vieną, gaunasi antras lygmuo. Jeigu stumčiau dar, matot, vis didėja lygmuo. Ir atvirkščiai, taip stumiant vėl, tas lygmuo mažėja ir turim čia. Šiaip tais 2 mygtukais galima stumdyti bet kurią pastraipą nuo kairės pusės, šitą, pavyzdžiui, stumdau, ir galiu vėl stumdyti, atgal partraukti šitą pastraipą. Vadinasi, norint gauti naują lygmenį, reikia tą pastumti pastraipą į šoną. Pastraipą pastumti galima tiesiog ir kitaip, jeigu aš pradedu ir prasideda jau antras lygmuo. Jeigu aš noriu, kad būtų trečias, užtenka nieko neparašius paspausti Tab ir aš turiu trečią lygmenį. Jeigu spausiu Shift ir Tab, grįšiu atgal į pirmą lygmenį. Parašiau Enter, paspaudžiau Tabą, vėl rašau Enter, galiu vėl rašyti. Enter, paspaudžiau Tab, turiu trečią lygmenį. Enter, Shift Tab, sugrįžtu į antrą lygmenį. Enter, Shift Tab, sugrįžtu į pirmą lygmenį. Liktai ir labai paprasta. Dabar, norint nuimti, reiškia tą, reikėtų pasižymėti ir tiesiog, reiškia, atspausti tą mygtuką. Tik tai vienintelis yra dalykas, kad mūsų tie tekstai, reiškia, pastraipos liko atitrauktos nuo kraštų, reikėtų partraukti arba su pastraipa, arba tiesiog su šitais partraukti. Čia irgi yra, reikėtų traukti prie krašto. Šitas dar daugiau reikėtų traukti, taip. Šitas irgi taip. Turim tokią. Ir šitoj vietoj galima, reiškia, galima uždėti vėl dabar, sakykime, kažkokią kitokią, reiškia, dėti kitokią numeraciją. Reiškia, einam į numeraciją, šitokia yra, reiškia, tokia yra, bet aš galiu ir nustatyti truputėlį kitokią. Vėl kitoks lygmuo. Viskas yra taip pat kaip ir su skaičiais, numeracija paprasta, tik šičia yra lygmenis. Yra pirmas lygmuo. Koks skaičiaus formatas, koks pats skaičius yra. Galima uždėti, sakėm, romėniškus skaičius. Dabar, kai bus antras lygmuo, bus pirmas romėniškas, antras šitas bus. Tai dabar, kaip bus atitraukta nuo kraštų, kaip rikiavimas bus, trečias lygmuo, sakykime, trečiam lygmeniui galima pasirinkti kokį nors, ABC rikiavimą. Jeigu dar ketvirtą, galima tiesiog pasirinkti netgi
ne skaičių, o tiesiog kažkokį tai ženkliuką, pavyzdžiui, tokį ženkliuką, arba netgi susiieškoti kažkokį naują ženkliuką ar naują paveiksliuką įdėti. Nu, sakykime, turim tokį ženkliuką, viskas tvarkoju. Spaudžiam OK ir turim, kol kas visi yra pirmam lygmenį. Dabar aš šitą paimsiu, pastumsiu į šoną, antras lygmuo, šitą pastumsiu vėl, reiškia, bus koks trečias lygmuo, arba tiesiog galiu padaryti patį ketvirtą lygmenį. Daugiau lygmenų nenustatėm, jeigu spausiu, vėl atsiras kažkoks skaičiukas, nu, nelabai gražu, grįžtam prie ketvirto lygmens. O čia turim pirmą lygmenį dvietukas. Dabar kiekvieną lygmenį, taip bakstelius, aš galiu pastumdyti jį, kaip matot. Šitas antras lygmuo, vėl galiu pavežioti. Šitas yra trečias lygmuo, nu dar kažkur pastumdysiu. Va, turiu visus lygmenis. Galiu, reiškia, kiekvieną lygmenį, reiškia, adjust, pataikyti, reiškia, vėl kaip aš turiu, sakykime, nuo kitos eilutės, kad būtų nuo krašto. OK spaudžiu, va, kitos eilutės nuo krašto yra. Matot, šitam lygmenį vėl adjust, jeigu darysiu, kad kitos eilutės būtų nuo krašto, čia turėtų būti 0. Čia 0, va taip yra. Šitas, kad būtų nuo krašto, vėl taip pat turėčiau eiti. Nu, vėl sugrįžtu į tą ir vėl, sakykime, ne 5 turėtų būti, o 0 turėtų būti. Va, visos yra nuo krašto. Dabar dažnai būna ir šiuo atveju, kad atsitinka taip, kad gana dideli tie tarpai tabai yra. Jų galima tokių didelių tarpų galbūt išvengti reguliuojant patį tabą, arba tiesiog, kad tarp skaičiaus ženkliuko, kaip čia yra, ir teksto pirmos eilutės būtų ne tab ženklas žingsnis, o tiesiog koks nors tarpas. O vėl, reiškia, pasižymėsiu visą šitą, nueikim ir pareguliuokim tą lygmenį. Žiūrėkim, jeigu aš paspausiu šitą mygtuką, atsiras truputėlį daugiau visko, čia galima tuos lygius surišti su stiliais ir taip toliau, čia tolimesnis mokslas būtų, o dabar taip yra. Reiškia, yra, kad antra, trečia eilutė yra 0, reiškia, taip ir yra, nuo pat krašto. Pirma, reiškia, vienetukas arba tas, romėniškas vienetas stovi 75, reiškia, milimetrai nuo krašto, o taip jį galima ir palikti, bet tarp to vienetuko ir pradžios stovi tab. Paimkim ir padarykim, kad būtų ne tab, o tarpo ženklas. Taip sutvarkėm pirmą lygmenį. Analogiškai tvarkom ir antrą lygmenį. Tai bus irgi tarpas. Sutvarkom trečią lygmenį. Irgi tarpas būtų. Galim sutvarkyti ir ketvirtą lygmenį, irgi tarpas. Ir toliau nebetvarkykim, daugiau lygmenų neturim. Spaudžiam OK. Ir kaip matot, va yra visi išdėstyti būtent taip. Tos, kur tvarkėm, va šitie yra, nebėra tokių didelių tarpų. Galima tiesiog ir kad visi lygmenys eitų nuo pat krašto. Sakykime, šitoj vietoje, aš paspausiu porą kartų tarpas, šitie yra, kad viskas prasidėtų nuo pat pradžios krašto. Einam į reguliavimą, šitas vienetukas, pirmas lygmuo, reiškia, kad būtų ne atitrauktas, o čia 0 būtų, čia 0 būtų ir čia būtų tarpas. Toliau antras lygmuo. Čia būtų 0, čia būtų 0 ir čia būtų tarpas. O, be reikalo paspaudžiau, dabar trečio lygmens nesutvarkiau. Reiškia, trečias lygmuo būtų čia 0 ir čia 0,
ir čia būtų tarpas. Ok, va ir turim va tokią nuo pat pradžių krašto prasidedantį numeraciją, be jokių atitraukimų, be nieko. Reiškia, galima, aišku, pradėti numeraciją ne nuo vienetuko, o nuo kažkokio kitokio. Nu, galima ir tiesiog, reiškia, tai paspaudus, šičia set number value yra, pavyzdžiui, nuo 10 pradėkim numeraciją. Taip, matot, nuo 10 yra. Reiškia, galim bandyti ir šitą pakeisti numeraciją, kad prasidėtų nuo kokio nors, 20. Taip, ir matom, kad čia pasikeitė į 20. Vietoj 2 į 20 pasikeitė ir taip toliau. Aišku, galima, kaip ir visą laiką, sakykime, sekančius, jeigu aš noriu toliau numeraciją, reiškia, turėti, tai gali būti vienetukas, gali būti, reiškia, toliau tęsiama. O čia jau nebėra tos tęsimo, reiškia, šičia tęskim toliau. Šitą tęskim toliau, vienetukas, reiškia, vėl continue numbering ir vienetukas. Tai yra, jeigu norim vėl pradėti toliau numeraciją, bakstelim šičia, dabar yra šita mano esanti, va čia ką tik sukurta, jeigu aš bakstelsiu, gaunasi 12, galiu pradėti tikriausiai ir nuo 10, tai yra tiek, kiek norėjau, galiu nustatyti ir vėl, sakykime, vienetuką ir spausti OK, vėl prasidės nuo vieneto, dvejetas ir taip toliau, galima pastumdyti į šoną, bus 220, antras lygmuo, vėl reikėtų nustatyti, ne 20, o kokią nors jau ten vienetuką turėtų būti, 21, ir taip toliau galima tęsti įvairią numeraciją. Dar vieną dalyką reikėtų pasakyti, nepreikalo važinėjau, reiškia, kad galima, reiškia, sakykime, standartinį turėkim šitokį, vėl turiu standartinį, jeigu aš jį nueisiu tas, aš galiu įtraukti, sakykime, antram lygmenyje, aš galiu įtraukti pirmo lygmenio arba neįtraukti. Reiškia, aš galiu tą pirmą lygmenį ir nutrinti, arba visai visus nutrinsiu ir, reiškia, kokie lygmenys turėtų būti. Reiškia, tai yra pirmas lygmuo, toliau po pirmo lygmens taškelis eina, paskui antro lygmens kažkoks tai, sakykime, vėl 1, 2, 3, vėl taškelį galiu rašyti. Jeigu trečias lygmuo yra, tai įtraukti visi 3 lygmenys. Tai va šičia yra, kokie lygmenys yra įtraukti pirmas, antras ir savaime, aišku, eina trečio lygmens skaičius. Tai va tokie būtų svarbiausi numeracijos. Svarbiausia neužmiršti, kad arba su tab klavišu, arba su atitraukimais galima pakeisti lygmenis. Kaip matot, visaip lygmenis keičiasi. Šitas standartinis taip. Dar spaudau, dar taip gaunasi.